Sveiki, čia mano kiemas. Mano tėvai dzūkai iš Dzūkijos, bet aš gimęs prie Baikalo, tai toks Sibiro dzūkas esu, tai tikrai dzūkuot nelabai galiu gal. Aš kai nuvažiuoju į Vilnių visada girdi, kad aš dzūkuoju. Dzūkai, tikri dzūkai. O, ne, nu čia faini žmonės. Geri, nuoširdūs, tikri asamanėlė. O pirtelės dūminės. O, nu, čia yra daug, čia jau prasideda, jau emocijos man jie pradeda žaisti, tai jau kita tema. Štai čia, iš tikrųjų Nemunas skiria pirmą ir antrą Alytų, nes istorija Alytaus ir prasidėjo pirmajame Alytuje, ten yra randama daugiausia istorinių, istoriją mūsų patvirtinančių dalykų. Tai pradedant nuo Alytaus piliakalnio, aišku, 14 amžių menančio, išlikusio Rūsio, 17 amžiaus pirmo Alytaus aikštės, bažnyčios ir kitų objektų. Tai vat, pirmasis Alytus ten ir prasidėjo, o toliau persikėlė, reiškia, į kitą Nemuno pusę. Tai vat, šitoj pusėje, kur dabar šitie gražūs miškai, yra antrasis Alytus. Taip, aš iš tos pačios gatvės kaip ir Tomas. Mes augom kartu vienoje gatvėje. Buvo bendras kiemas, bendri draugai, bendri reikalai, bendros muštynės. Viskas buvo bendrai. Nežinau, kas man yra mano kiemas. Mano tvirtovė, kaip ir mano namai. Aš pirmam Alytui užaugau. Ir visa šita teritorija, kuri iki yra Nemuno šitos pusės, tai mano yra išvaikščiota pilnai ir žinau kiekvieną pėdą čia. Bet jums smagiau, kad jūs esat būtent iš pirmojo Alytaus? Ar yra kažkoks toks pasididžiavimas? Ta prasme, kažkokio ypatingo pasididžiavimo aš negaliu pasakyti, kad štai aš esu čia iš pirmo Alytaus ir aš dėl to tuo didžiuojuosi. Aišku, galbūt galėčiau pasakyti tuo, kad mūsų gatvė, kurioje aš augau, ateities gatvėje, yra tikrai dabar labai daug žinomų žmonių. Ir Artūras Pugačiauskas, ir Vilmantas Bliuvis, stipruolis reiškia mūsų. Tai aš galbūt didžiuojuosi tuo, kad esu iš ateities gatvės, kur yra tiek daug žinomų žmonių. O pirmasis Alytus, tai negaliu pasakyti, kad jisai būtent yra kažko pranašesnis už antrą Alytų. Kurortas yra nuo miesto centro čia, žemyn. Kaip jūs vadinate tą vietovę? Tas ir yra kurortas, mes užaugę kurorte. Kurorto vaikai buvome. Čia Jurgis Kunčinas užaugę ir visi kiti. Čia ta pati Hebra, Dailidė, tas arealas, kuriame galbūt. Mums miestas visada būdavo iki turgavietės. O ten visa kita, kas prasidėjo, tai buvo kaimas. Tiesiog mes galbūt jautėmės laisvesni, nes vis tiek tai yra, vadinkim, antras Alytus yra miestas, tai yra ir daugiaaukščiai namai, kur vaikai leisdavo laiką kiemuose, o mes tuo tarpu bėgiodavom miškuose, kurendavom laužus ir panašiai. Mes buvom tokie laisvi vaikai. Na, čia tos mintys nuo vaikystės, ko gero, buvo vystomos, nekilo viskas taip tiesiog spontaniškai, jau tada, būdami vaikai, eidavom, valydavom piliakalnį, rinkdavom šiukšlės, tvarkydavom, buvo užsidegimas nuo tada, nuo vaikystės. Kad sutvarkyti, kad parodyti ne tik savo, bet ir mūsų aplinkos žmonėm, kad galima gyventi ir turėti tą savo aplinką gerą, švarę, gražią. Taip, savotiškai taip mes gynėm savo tą teritoriją. O šiuo metu viskas išaugo į tai, kad mes įgyvendinom savo svajonę ir padarėme tą Jotvos vartų festivalį. Kaip sakant, iš mūsų vaikystės svajonės išaugo į didelį renginį, kuris yra dabar gal labiau suaugusių žaidimas negu vaikų. Matome dabar kilmingų dvikovas, nulipus nuo arklių. Vyksta kova tolimesnė, bet aišku, tai yra
lygiosios. Dar kartą gal pagrosim, čia geras. Negrojęs kiek ilgai, kaip įdomiai. Net neatsiminiau, kuriai tonacijai, kuriai oktavai grojau. Šitos žemės tai yra jotvingių genties žemės. Tai jotvingiai, tai taip kai kurie aprašinėtojai dabar prilygina kaip Lietuvos samurajai, galima sakyti, paskutiniai. Jie nepaliko galbūt didelių pilkapynų ar didelių miestų, bet yra aprašymai jų priešų, reiškia, tiek lenkų, tiek kryžiuočių, kad jie žūsta labai lengvai. Ten 10 išeina prieš kelis šimtus, tikėdamėsi, kad apie juos sudės kažkas ten dainą ir minės ten ateities kartus. Tai buvo žmonės, kurie praktiškai sunyko gentis iki paskutinio, kaip ir kuršiai. Išnyko, liko nutautinti, išdaužyti, sunyko miestai, neliko žmonių, liko dykros, kurie susikraustė paskui rytų lietuviai, kitos aplinkinės gentis, susiaurėjo teritoriją, slavai, lenkai užėjo. Tai jie buvo stiprus, aiškus, ir šita jų kovotojų dvasia yra ir dabar stipri. Šitam festivalyje vieni iš pagrindinių organizatorių ir šeimininkų šito festivalio yra Jotvos sūnus, kaip jotvingių genties rekonstrukcijos karių jungtinė, tokia asociacija, pavadinti nežinau. Tai ir jie yra vieni iš geriausių karių, aiškus, ir po šiai dienai. Mūsų kraštas, kadangi įeina iš tikrųjų į tą jotvingiškas teritorijas, kurios buvo Lietuvoje, na, o žinot, ten su ta drąsa ar kas, tai turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus, bet jie pasižymėjo tomis savybėmis, kad buvo drąsesni ir daugiau įtakos turėjo tai, kad jie buvo išdidų žmonės. Pas kuriuos yra garbės kodeksas didesnis, kad iš tikrųjų jam pasirodo mirtis nėra tokia baisi, kaip būti vergu. Turnyras įvyks karių 1-1 kovos dėl Alytaus savivaldybės mero Kalavijo prizo. 6 valandą vakaro išvysite kovas šiandieną ankstyvųjų baltų karių. Поддоспешники. Они одеваются под железо, под кольчугу, под пластины, под все. И после боя это бывает все мокрое? Все потное, мокрое, вонючее. И вот сохнет. Чтобы потом опять вечером пойти в бой сухом. Ну, погода сейчас уже хорошо, нормальная стала. С утра дождик был. Daugiau lietaus nebus, nebent naktį. Čia sakė, Alytui tai lietus lyja. Kartais lyja lietus. Ar čia priklauso Alytui daugiau lyja? Ne, žinokit, ir šiais metais, man rodo, žemaičiai gavo daugiau lietaus negu čia. Dzūkijoje, ypatingai Alytuje, yra tokia keista zona. Aplinkui lyja, o čia kartais ne. Ir visi keikėsi, kad blogas oras. Pradeda lyti ir vėl blogai, per daug lietaus. Этот корабль из Латвии, из города Веценеки, Скайскалны. Вот. Ребята сами построили. Я в этом много чего не понимаю. Я первый раз на фестивале. Но я ее сюда привез на прицепе и в воскресенье буду увозить завтра. Нравится вам здесь? Ну, у вас необычно. Очень теплый прием. Очень гостеприимные литовцы. Много раз бываю в Литве. Очень нравится, на самом деле. Приятно отношение ваше к гостям. Šitam puode plaukė nedaug žolių, tai tik prieskoninės žolės. Įmetėm raudonėlio, įmetėm čiobrelio, įmetėm kadagio uogų, česnako ir berods viskas. O tą, sakykime, tirštymą sudaro kruopos. Čia yra 2 rūšių kruopos - soros ir mėžinės kruopos įmestos. Na, dar paskaninom džiovintais grybais, šiek tiek džiovinto obuoliuko įmetėm. Ir va taip ragauja ir siūlom kitiem paragauti. Tai yra velniškai džiugus užsiėmimas, žinokit. Tai yra, nežinau, daugeliui, nedaugeliui, man tai yra kaifas iš tikrųjų. Aš, tom gyvenu. Tom gyvena mano šeima. Būtinis klausimėlis, jūs galit pragyventi iš to? Taip. Tai nebūtinai iš tų darbų, kuriuos aš dirbu čia, tenka dirbti ir turėklus, tvoras, bet tai dėl pravalgymo. O čia mano yra
dūšios darbai. Tas visada smagu, kai yra žmogus rankų darbo, bet koks daiktas liestas. Tai, nežinau, gal šiais laikais pamiršę žmonės ir tos dalykus, bet čia nebūtinai keramika, tai bet ką paėmus, kad duoną keptą valgyti yra visai skirtingi dalykai. Tai vietai, kaip ir aš manau, kad vis tiek yra, jeigu gyvenime pajutai tą skonį, gal vis tik tai geriau skanesnį valgyti ir gražesnį rankose turėti, jeigu gali tą dalyką. O vytinės juostos vėlgi labai nuo seno, nuo Egipto laikų. Kaip žinom, jos buvo tokios daromos, paskiau Lietuvoje yra randama 7 amžiaus kapuose, palaidojimuose įdėta žalvarinės plokštelės. Nacionaliniam muziejui yra vėlgi plokštelytės, tik jos mažutės plokštelės įdėtos, žirklutės, adatos. Kadangi tikėtai po mirtinį gyvenimą, tai moterims dėdavo jų darbo įrankius, kaip kariams, kad dėdavo jų kardus, papuošalus, visą tai, kad kitam gyvenime jie turėtų. Bet ir moteriškės turi kuo apsiginti, ar ne? Turėdavo? Turėdavo daug ko moteriškės apsiginti, tarkim, net yra segė, kad galėjo būti iš plaukų ištraukta, reiškia, ir įdurta, tarkim, priešininkų jakį. Tarkim, taip žiauriai. Tai tiesiog būdavo kabinamas šitas peilis ant diržo kažkur arba ant juostos. Galbūt ir naudojamos tiesiog, kokiam šaknim, žolelėm kažkokiam, tiesiog tokiam reikmėm. Reikia džiaugtis, kad žmonės išmoko jau švęsti šventės, o ne kelti kažkokius nesusipratimus. Aš supratau, kad ir jūs švenčiate. Mūsų šventė tai kaip piliečiai švenčia gražiai, tai ir mums šventė, nes nėra darbo. Alytaus toksai kaip skilimas įvyko 18 amžiaus pabaigoje, kada vyko trečiasis Lietuvos Lenkijos valstybių pasidalymas. Pats miestas, kaip miestas, jisai gimė ir būtent pirmame Alytuje ir tik tai vėlesniais laikais jisai persikėlė į kitąją Nemuno pusę, tai yra į kairiakrantį Nemuną. O pirmiausia, kaip ir sakiau, viskas kūrėsi čia. Padalijus Lietuvos Lenkijos valstybę, lengviausia visas teritorijas buvo dalinti pagal upes. Ir štai nutinka toks įdomus dalykas, kad tuomet iš dešiniakrančio Alytaus, norint patekti į kairiakrantį Alytų, visa kelionė per Nemuną valtele, nes mieste tuomet nebuvo tilto, užtrunka 13 dienų. Atrodytų, kaipgi galima taip irtis net 13 dienų, o viskas yra labai paprasta. Prūsija savo Alytaus pusėje iš karto įveda šiandieninį Grigaliaus kalendorių, rusiškoje pusėje lieka senasis kalendorius. Taigi, kai sakoma, kad nėra laiko mašinos, tai galim pastebėti, kad 19 amžiuje Alytuje buvo laiko upė. Labas. Alytuje tikrų alytiškių buvo 10-12 tūkstančių. Visa kita tai yra 80-mečio samplaika iš pačių įvairiausių Lietuvos vietų. Tai tas alytiškis, jis to dzūkiškumo turi ko gero mažiausiai. O dzūkai, bent kuriame kaimelėje už Alytaus, taip, ten yra tikri, natūralūs dzūkeliai, kurie dar vis išlaikė tas ir kalbos. Man atrodo, bent jau seniai kalbos tuos ypatumus ir tą dvasią, ir tas nuotaikas. Jie išlaikė, o pats miestas, be jokios abejonės, jis gavosi kažkoks kitoks. Dzūkų nebeliko, arba jų liko labai nedaug, nes vien tik tai miesto valdžios vyrų tarpe aš bandžiau suskaičiuoti, kiek yra tikrųjų alytiškių, tai kokie 2 gal surasiu, visi kiti yra atvykėliai. Pačiam Alytui šiaip esu blogos nuomonės apie dzūkus.
Kodėl? Ką tie dzūkai prisidirbo? Nežinau. Nežinau, patapo tikrais lietuviais. Страха не было, не знаю, интересное ощущение, когда такой хищник сидит на голове. Ну, забавно. А как вам здесь нравится? Вы говорили, что вы второй раз... Да, мы были в прошлом году на Етвежских воротах. Нас было тогда 7, а в этом году приехало уже 38 человек из Украины. То есть ребята из Литвы приезжали к нам на фестиваль, на Тустань, разрекламировали этот, и теперь мы приехали таким большим составом. По-моему, здесь какая-то особая атмосфера. Очень хорошее отношение людей к нам, как бы очень рады все нас здесь видеть. Не знаю, просто очень хорошее место, очень красивая природа, река, эти холмы. Pirmojo Alytaus Švento Liudviko bažnyčia yra pats seniausias pastatas visame mieste. Todėl, kad mes turime išlikusius 16 amžiaus rūsius, irgi esančius pirmame Alytuje, kurie yra pirmame Alytuje, tačiau nėra išlikę pastato viršaus. Švento Liudviko bažnyčia yra visa bažnyčia, kuri nuo pat savo pastatymo 1818 metais labai nedaug pakeitė savo išvaizdą. Kada Alytus buvo padalintas dviem skirtingoms valstybėms per trečiąjį Lietuvos-Lenkijos valstybių padalijimą ir tik tai šitoje pusėje buvo pastatyta bažnyčia, todėl iš antrojo Alytaus žmonės valtimis turėjo keltis į pirmojo Alytaus bažnyčią. Ir iki šių dienų išlikę yra šie faktai, kad yra Alytus vienas miestas, yra dvi parapijos, pirmo Alytaus, antro Alytaus parapijos ir negana to, kad tos parapijos priklauso skirtingoms vyskupijoms. Taigi Švento Liudviko bažnyčia priklauso Kaišiadorių vyskupijai, na, o visos kitos Alytaus bažnyčios kitoje Nemuno pusėje priklauso Vilkaviškio vyskupijai. Kęstuti, mes vaikštinėjom po pirmąjį Alytų. Ar jūs džiaugiatės, kad gyvenate, pirmajam Alytui? Ar yra skirtumas jums, kur gyventi? Tai aišku, čia prasidėjo visas Alytus, tai aš dėl to ir gyvenu, kad gera gyventi pirmam Alytui. Nes nuo šičia prasidėjo mūsų miestas, ir čia teka, netoli yra upelis Alytupis, iš kur miestas gavo vardą. Ir dėl to mes čia ir gyvenam. Ir visi čia gyvenam dėl to, kad jiems čia yra gera. Tai čia ir tuo yra, kad tai galima sakyti, Lietuvoje yra gimė pirmas japoniškas sodas, tai čia galima sakyti japoniškų sodų pradžia. Tai va, kuo pirmas Alytus gali pasididžiuoti, galima sakyti, ir bonsai yra vieni iš pirmųjų. Ir parodos, ir dalyvauju įvairiose tarptautinėse, pasaulio parodose. Ir tai irgi tikiuosi, kad pirmą Alytų irgi garsina. Mano kiemas tai yra ne tik mano kiemas mūsų buvusio namo, nes gyvenome gatvėse, privačiuose namuose, bet tai yra, galima sakyti, kiek prisimenu iš tų laikų, tai tas mano kiemas apėmė būtent mūsų visą gatvę. Būdavo gatvės, reiškia, Ateities gatvė, ten Gintaro gatvė, Tiesos gatvė, Draugystės ir taip toliau, jos kaip atskiri kiemai, nes tų gatvių vaikai, kurie augome, buvome sudarę tokias kaip ir savotiškas bendruomenės ir tarpusavį su kitos gatvės vaikais kartais žaisdavom. Tai va tas mano kiemas man siejasi daugiau su ta viena gatve ir
Ir jisai būtent apsibrėžė tą teritoriją, galima sakyti. Kai kurios gatvės turėjo netgi savo ilgalaikės tokias tradicijas, kada visi, reiškia, vienos gatvės gyventojai susirinkdavo pas kažką į namus, vienas kažkas būdavo gal muzikantas, jie užsitverdavo gatvę, reiškia, tą dieną nieks negali į gatvę įvažiuoti ir jie švenčia kartu susitikę, taip, reiškia, bendruomeniškai. Aišku, tai yra tas pats Alytus, bet jisai šiek tiek skiriasi. Pirmas ir antras Alytus. Jeigu pažiūrint iš jo nuotraukas, pirminės nuotraukas, tai čia visi medeliai buvo labai mažiukai, čia tik akmenys buvo ir viskas. Tai buvo keista, kai visur buvo obelis, bulvės, dar kažkas, daržai. Čia šiame kieme taip pat buvo bulvės? Taip, viskas čia buvo bulvės, vištos buvo. Čia yra tik 96, man atrodo, 4 metais man tai, taip užėjo, gimė, pamačiau šitą sodą vaizduoti ir pradėjau kurti. Tai supratau, kad bulvių jau neberasi. Jau nėra, nei bulvių, čia nieko nėra. Čia irgi susitinka žmonės, kurie domisi rytų kultūrą, čia vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, suvažiuoja menininkai iš Japonijos, čia vyksta visokie poezijos vakarai. Viskas šiais laikais globalizacijos tokiais tempais nyksta, viskas vienodėja ir darosi jau nebeįdomu, tiesiog tampa eilinė šventė, tiesiog nuvažiavimas į gamtą ir prišiukšlinimas. O šiuo atveju žmonės renkasi tokį gyvenimo būdą, kuris galbūt kelia tai, kas užmiršta ir bando kitiems įskiepyti, kad turim kuom didžiuotis, nesam tų žemdirbių tauta, kuri ten dobiliukais apsikaišę ausis vedžioja. Gal vėliau truputį aš dabar kalbu. Buvo toks karžygys Alytis ir jis įsimylėjo vieną mergelę, mergausėlę. Ir mergausėlė turėjo tėvą, kuris norėjo ją įdarbinti tokiam darbę prie aukuro, kad tada negalės susituokti su juo. Ir šitas jos tėvas draudė, kad negalėtų jie susituokti. Ir vieną kartą Alytis nujojo į karą, ir kova prasidėjo gerai, bet jis dėja žuvo ir mergausėlė verkė ir priverkė upelį, kuris vadinasi Alytis, ir jis įtekėjo į Nemuną ir taip kilo pavadinimas Alytus. Čia yra mano kiemas, susitiksim jūsų kieme.